noriu pristatyti sprendimą Speedglass 9100 QR vadinasi, kuris leidžia darbuotojams, virintojams, kuriems reikia dėvėti šalmą visą dieną. Jis turi parkavimą būseną viršui, kad šalmas nekristų. Jeigu reikia nuleisti, mes nuleidžiam. Ir jeigu darbuotojui nereikia visą dieną virinti, bet reikia visą dieną dėvėti šalmą. Daug kas nežino sprendimų. Čia yra sprendimas. Aš galiu pasidėti šalmą. Ir jeigu man reikia vėl virinti, man nereikia nešioti svorio. Aš vėl jį užsidedu. Ir vėl aš turiu šalmą dideliu. Naujieji TSM Solus akiniai, kurie turi unikalią dangą, kuri yra ypač atspari rasojimui. Ypatingai dirbant sudėtingom sąlygom, kad yra karšta, prakaitas, didelė drėgmė. Tai lyginant su įprastiniais akiniais, jie padengia lęšį skaidrę plėvelę, netgi esant dideliai drėgmei, žmogus vis tiek gali matyti. Kai kitu atveju kiti akiniai būtų užrasoję, žmogus nemato, kur eiti ar ką dirbti. Tai yra minkštas intarpas, kvėpuojantis kanalai yra, tam, kad maksimaliai sumažinti tarpelio galimybę tarp veido ir lęšio. Tai yra guma, kuri leidžia sandariai pripūsti aplikakys, sumažinti dalelių padengimą į priekį. Taip pat suskočka danga, tai yra taip pat sumažinti minkšta tarpinė, kuri taip pat gerai priglunda. Prie akių nelieka tarpų. Ir yra žmonių, kurie turi nešioti savo akinius. Tai tuomet gali dėtis intarpas, kada žmogus pasigamina akinius savo asmeninius ir tada jos turi jau viduje. Šitas produktas. Mūsų nauja X serijos modelį, tai yra vadinamas pasyvios apsaugos ausinės. Mes dėvim ausinės, triukšmas yra slopinamas, bet mes negirdim aplinkos, mes negirdim, kas vyksta aplinkui. Jisai girdi aplinką, jisai girdi pavojus. Ir vienas iš pavyzdžių, kaip sakyti, iš rinkos, tai yra tai, kad sako, aš dirbu prie stabdžių, bet aš negaliu dėvėti, kadangi aš negirdėsiu, kaip guolis ūžia. Žmogus nedėvi, jisai turi pakenkimus balsą. Šituo atveju tai yra išeitis, kad jisai girdės, kaip guolis ūžia, bet jisai neturės pakenkimus balsą. Tai yra ausinės su radio ryšiu, kurios taip pat turi išorinius mikrofonus. Tai yra racija viduje, tai yra Bluetooth, kada galima pajungti mobilų telefoną. Ir jeigu telefonas skambės, žmogus bus triukšme, telefoną galima pakelti mygtuko pagalba, jo net neliečiant, arba skambutį atmesti. Atstumas iki 3000 metrų, gali kalbėtis tarp dviejų ausinių, gali kalbėtis su tiesiog elementaria racija. Dažniausiai naudoja šitas ausinės žmonės, darbuotojai, kurie, tarkim, turi aptarnauti kažkokią tai gamybos liniją konvejerinę. Ir jie bendrauja per atstumą ir jiems reikia komunikuoti. Jeigu jos neturėtų, linijos sustabdymas paprastai kainuoja labai brangiai. Tai yra sprendimas, kai